ESPN atsidariau, yra tas reitingas C. Ne, nėra. Ajo, apie ESPN, ten tai tokia nesąmonė buvo, kad tipo, jo, kad ESPN'as įvertino Vrestopolusą C varianto, ne? Čia like, what the fuck. Turiu omenyje, it's pain. Kur toks, mes nusipirkom daiktą, kuris yra šūdinas. No. Tai va, žiūrovas, sveiki, visi su jumis aš Gizmo, su manim yra Aivaras ir šiandien tardas epizodas 7 klubo. Mėnesis praėjo, ne? Biška daugiau, virš mėnesio tikrai. Jo, ir... Pagaliau sutapo grafikai. Jo, susijungė tą, žinai, benuliai susidėjo, žinai, visos planetos į vieną vietą susirikavo. Ir mes pagaliau galim padaryti podcastą, well. Nu, iš 7 pusės... Daug kas įvyko. Daug kas įvyko. Įvyko kas? Mes praeitą kartą ką, nuspėjom šitą Vrestopolusą, po to įvyko jinai, tada įvyko Crown Jewel ir tada įvyko ir kas ten dabar vyks? Saturday Night Eventas. Jo, kitą savaitgalį. Jo. Fuck. Tai lots to discuss yra. Mes, pamenu, bandėm nuspėt Vrestopolūzą, bet aš realiai jau nebeatkuriu, ką mes mėnesį atgal kalbėjom. Jo, aš bandžiau peržiūrėti. Nuspėjimus darėm. Bandžiau peržiūrėti kažkurio momentu ir aš toks, ne. Karočią, visiems statistika yra feikinė, kaip šitas Melcerio vertinimai, taip ir mūsų statistika yra ganėtinai feikinė. Nu, arba ESPN, bet ESPN arčiau tiesos eina. Jo, ESPN arčiau tiesos. Tai vat kalbant apie ESPN Vrestopolusą. Oi, čia turėjo būti Mainijos lygio eventas. Labai daug surprizų turėtų būti. Jo. Mes čia belekai gerą padarysime eventą. Kas gavosi, Stephanie McMahon surprizas bus Hall of Fame. Jo, vienintelis surprizas, jo. Visa kita čia Saturday Night main eventas, basically. Bet ESPN, kur žmonės Amerikoje $30 moka. Tipo, čia... Bet kalbant apie kovas. Buvo pirma... Aš gal ne iš eilės gal šnekam, gal iš eilės pirma, man atrodo, Lesnaras su šituo susiina, ne? Arba Usos, bet man atrodo jie. Na, galbūt apie mūsų, kaip sakant, pensininkus. Tai... Ten, jo. Toks... Man atrodo, šitos kovos neturėjo būti. Jeigu čia bus, kad čia Sinos paskutinis mečas ale revanšas prieš Lesnarą, tai tada boring booking, bet jie paskutiniu metu dabar šiomis dienomis kalbant pradėjo geriau su bookinimu daryti, bet kame tolkas buvo turėti squash mečą, kuris buvo vos nelygiai toks pat, kaip jie turėjo, kada tenais labai seniai prieš 10 metų kažkas panašaus buvo. Ne Survivor? Arba SummerSlamas. SummerSlamas, man atrodo, SummerSlamas ir buvo paskutinis su jais. Kažkur tokio, kad tipo Lesnaras Siną atkapojo kaip vaiką ir išvarė. Tai čia buvo basically same shit. Yeah. Kad Lesnaras grįžo toksai, buvo ženklai he shouldn't be here, and we know why. Yep. Po to karto realiai jį matėm, realiai po Vrestopolūzos jis ką? Vieną kartą tai buvo pasirodęs, ne? Jo, viskas, o jis nepasirodė. Jis toks realiai hillbillis mūsų WWE. Hillbillis, tipo, kuris defiltruoja dalykų. Bet mečas overall, kaip retirement turai, tai čia buvo tiesiog pazoras visiškas. Aš ką pamenu, tai Minionų. Jo. Ir Sina išeina su mažais vaikais Minionais ir toksai, oh my god, they're going to take over the moon. Ne, aš taip žiūriu toks, palauk, Sina, ką ten pimpačiukai veikia? Ne, aš nesuprantu, iš kur jam atėjo ta idėja, kad tiesiog man reikia padaryti visą hebrą geltonus. Tikrai jokios asociacijos nėra su Minionais. Ar arena dar visą irgi Sinos maikėm. Ir Lesnaras kapoja Siną, kameros eina į vaikus, kaip verkia vaikai. Ir toksai, blemba, I feel kinda happy inside, not gonna lie.
Ponas ir pona Aiva būsimas tėvas. Šiaip prikolas tame, kad šiandien pastačiau į šeimos vietą. Privažiavo bičas su Porsche, čia šeimos vieta. Aš su savo sužadėtiniais sakau, nu tai mes šeima jau. Watch my bling. Pasižiūrėjo į mane kaip į debilą ir nuvažiavo. Aš galvoju, kad debilas, ne debilas, jeigu tu norėjai čia pasidaryti ir su šeima, tai come on. Reikia sakyk, gali mūsų užleisti, aš esu vaikais. Kaip Maksimas Kasoj, žinai, tipo, jeigu su vaikais esi užleidžia. Tai čia irgi same shit. Svarbiausia, aš net nejau į Maksimą, man prie pat paštomatas buvo, aš ten pasistačiau tai like 2 minutėm. So yeah, anyways, grįžtam į Wrestlapalooza, po to mes pašnekėsime apie tavo vedybas. So, ką žinau, žinai, sakė anksčiau AEW yra pensininkų vieta. Ne, WWE ant ESPN pensininkų vieta. Aš ne per seniausiai pažiūrėjau per HBO. It's nice, žinok. Dabar biškai gražiau. Aš užmečiau akį AEW ir toksai, bliam, biškai fainiau daro kai kurios dalykus negu WWE. Jau. Ir vat realiai, kai ESPN'as davė reitingą visai Wrestlapaloozai, tai jie pradėjo pabiškai levelą padaryti su savo kontentu. Aišku, ChatGPT irgi pradėjo rašyti daug. Tai ChatGPT, man atrodo, dabar, kiek aš supratau, WWE daugiau naudoja ChatGPT bookingam. Ar ten script writingui, kiek supratau, ir aš toks... Aš žinau, kad kažką Triple H rašė, kad jie naudoja tik trumpam, žinai, kažkam, bet ten toks Hunterį, užsičiaupk. Jau ir taip, kad verslą bandai geriau padaryti nei tėvukas tau neišeina, like, fuck off. Na, apie ChatGPT, man atrodo, serijos pabaigoje labiau prasiplėsim, nes pasivysim dabartinius įvykius tenais. Ja. Gerai, grįžtam prie kito. Su Sina Lesnaru, tai, nu... Man patiko, kad Heimanas buvo. Ja, buvo introducinas faina, bet mečas kaip mečas. Yeah. Tolko iš jo jokio, story iš jo jokio. Tiesiog fillers. Ir, nu, plemba, Sinos retirement turas, Sinos mečai turi būti special, kažkas tokio, tipo, nu, ilgus, kad, tipo, back and forth, nežinai, kas galėtų laimėti. Kaip, vat, pavyzdžiui, po to pakalbėsim Siną su Stylusu. Kai kokią buvo padarę šau. Ten gražu buvo. Su Lesnaru čia buvo what the fuck, visiškai nereikalingas dalykas. Yeah. Jeigu jie būtų, nu, tipo, going all out ir, tipo, kur jau nežinai, kas laimės, nu, tipo, jo, bet kai jau Lesnaras kvos mečą padarė, toks buvo šlykštis, tiesiog žiūrėti, nes, nu, tipo, neįdomu. Ir svarbiausia, Wrestlapalooza buvo naktim, aš jau maišau biškai. Yeah. Aš sakau, jeigu būtų dienos metu, aš jau būčiau užmygęs. Naktį tiesiog forsinai save. Bet man atrodo, mes žiūrėjom kartu laivą. Ja, mes žiūrėjom laivą kartu. Yeah. Savo chatas, aš jau pasakysiu labai įdomų faktą apie Aivarą. Po ko mes žiūrėjom Wrestlapaloozą, aš biškai girdėjau seniukai, aš pastausiu tuoj. So. Yeah. Nu tokia gera lopšinė vidury dienos. Nelabai, kai aš nesijaučiu entertained, man biškai mygdo, žinai. Jo, kas toliau buvo Bronai, to ūsais. Jo, aš nepamenu tuo metu. Taip. Man atrodo, laimėjo Bronsonai. Jo, viskas, tipo, jo, Bronsonai laimėjo. Ir tipo... Jo. Ar Bronsonai tikrai laimėjo, nes dabar kažkaip galvoju, kad Ūsas laimėjo. Palauk. Skirtumo to, kad, blemba, istorijoje po to šitas mečas visiškai nereikšmingas yra. Kažką tokio į tolį jie nuo to nepadarė. Gal tik tais pušas šitam Bronson Reedui. Nes jisai buvo kiek laiko toks quite useless character. True, apie jį dar po to. Ja, sakau, čia toks pušas. Ūsas, taip, žinai, Jimmy Jayus, kas jie, tipo, žinai, nu, tipo, Yeet guy. Jisai, tipo, Usos University, seniai. Usos Penitentiary. Ja, Penitentiary. Na, čia tiesa buvo toks ale nostalgija tripas, bet, tipo, ta nostalgija prieš kiek
3-4 metus buvo. Tai tipo, like, okay. Man labai kažko neįsiminiau. Tai sakau, visas tas eventas buvo toksai, šau, žiauriai neįdomus. Ne, well deserved, kas buvo įdomu, tai jo su Vakior. Buvo deserved fight, nemeluosim. Buvo dėl titulo. Man tik tai viena yra bėda, kad buvo Face'as prieš Face'ą. Ir kai Face'as prieš Face'ą vyksta, mečą gali ir gerą padarys, bet istorijos ant to jokios nebus įdomios, kas ir čia buvo. Ne, su Vakior yra tokia situacija, kad jinai greitai atėjo, jinai atėjo iš NXT, jinai labai greit prasimušė per Raw, ar dabar pasirealiai main kickas yra, tu per greitai viską gauni, per greit pasidarai, ir visi ją bando dabar šūdais apmėti. Tai va čia dalykas yra su ja, tai čia gal ir manau gerai, kad jį jo perdavė. Estafetė čia yra gerai. Kad perdavė, tai viskas okei, bet Face'as prieš Face'ą, ar beefas toliau su Io Sky ir Vakiur kažkas ėjo? Ne, dabar Io Sky su savo girlfriend turėjo Ripley. Beefino, su kuom tenais jie beefino? Kabuki Warriors. Ja, su Kabuki. Kari. Jesus. WWE pabandė rašyti J-dramą. Bet jiems pavyksta. Jiems pavyksta kažkas, nemeluosiu. It's nice. Nice J-drama. Ja, visi segmentai tokie labai awkward būna. Žiūri tas sakingas, toks, damn, it's awkward. Kas toliau? AJ Lee, Rollinsas, AJ Lee, Punkas, Rollinsas, Lynch. Čia nematai šeimos vietą. It was. It was fun. Nemeluokim. Buvo gražu matyti žmogų, kuris grįžo į imtynės ir dabar nebepasirodo. Granai, well, I'm back. Bye. Well, I'm back. Ir tiesiog pranyksta. Jie laimė. Pats mečas, šiaip ahujienas. Man patiko entrances Rollinsas su Becky ir SpongeBob mimai, kurie po to atsirado. Buvo kažkas legendary. Šiaip kaip healai setas su savo žmona. Žiauriai gerai atidirbo kaip healai. Tipo, realiai man, aš žmogus, kuriam patinka healų žiūrėt, jie net mane užpiso. Tai setas... Jau aš noriu jos hatant. Čia amazing jobas, nes dažniausiai man healai patinka. Setas, setas kaip jisai ten pasidarė, vien buvo healas, vos ne visą, kai šildė dar buvo, jisai buvo, ką žinau, sort of faces. Tada jisai healas, visą laiką healų ėjo, jo žmona, pavyzdžiui, tai healas, tai faces, tai healas, tai faces, tai healas, tai faces, dabar su savo, vyru, normaliai. Jie susivienoti ir tikrai gražu matyti. Bet buvo realiai geriausias mečas per visą vakarą. Tai nebuvo main eventas, nes main eventas buvo Drew McIntyre su Cody Rhodesu. Bet gerai, Codys gal, pasakysiu taip, dar gal porą mačų paturėk iki naujų metų tą diržą ir atiduok kažkam. Nes, tu žiūri tą mečą ir toksai it makes sense for Cody to lose. Bet jie dar nepulino to triggerio, nes Codys, jis realiai jau laidos, net nevreslina, nežinau, ar paskutinį kartą pasibėjai. Jis realiai, ateina, jumpina kažką, pasipizna, bet, actual matches per SmackDowną jis neturi. Tai jisai apskritai... Jisai PLA geriausiu atveju, jisai pabiškai yra romka, pabiškai darosi romka. Jis darosi labiau romka, negu Džėjus darosi romka. Aš pagalvojau, aš jau maniau, kad tu šitą ištrauks, aš biškai žiūrėjau apie Cody. Kai jis buvo Dashing Rose'as, jį žemino. Jam duodė šudinus mašus. Jisai kaip tik dabar žaidžia tą kortą, kur nuo jo priklauso kokį mašą jisai gaus. Tai čia jisai čia still payback time to WWE. Nes ir žiūrėjau AEW, jisai ten gerai pasirodė, labai, jis realiai challenge'ino, jisai visus, hei, einam prieš mane, parodysiu, kad atrodau silpnas, bet ne.
Tipo, Kaudis, kaip bičias, aš jo nenoriu girt, taip, aš jau pasakysiu, taip, jisai huinė. Aš pripažinsiu, jis yra huinė, kaip fucking undisputed čempionas. Bet, kad jisai turi ištvermės, čia faktas. Čia yra faktas. Ne, bet aš dabar mąstau, kad, nu, tipo, come on, Kaudis jau beveik 2 metus šitą čempioną. Pamirškim, kad Cena turėjo tą titulą 3 mėnesius ar kiek. Bet, nu, tipo, realiai Cena tiesiog jį palaikė ir vėl atidavė. Pala 2 metus? 40 WrestleManijoje laimėjo, iki Kem 1 laikė, tada dropino Cenai, Cena palaikė 3 mėnesius ir vėl jisai paėmė, tai jau, nu, beveik 2 metus, 1,5 kažkur. Laik tu nahui. Yeah. Aš neviskas keikas, bet... Wow. Come on, čia, tipo, biškai jau boring ir, nu, tipo, Drew McIntyre'is jis net neturėjo jau championshipo, jeigu neskaitysi to WrestleManijos wino, kurio Priestas kešino jau nuo karantino. Ir come on, duok tam žmogui titulą, jisai tą titulą pavers kažko must-see. Kiekvienas, nes kai jisai ant mikrofono kažką daro, tai yra amazing. Tipo, blemba, paskutinis SmackDowną žiūrėjau, tai jisai kukino Kaudį taip, kad Kaudis jau toksai pradėjo reikia, kad jis nustotų, nedabaigtų savo promo kalbėti, nes jau tipo per daug kukino mane. Yeah. Bet, sakau, ką žinau, aš jaučiu, kad čia Kaudžio planas, tipo, gavau diržą, šiksiu iki galo. Arba iki kol healų taps. Jau labai, kai mes dabar pasvysim į pokalbius, tai matosi tas toks Cody Landeris, jau po truputį jaučiasi jisai. Lenda mažasis Cody Landeris. Mažasis. Kaudis ir mažasis Cody. Come here! Ja, tai po viso to ne Crown Jewel, blemba. WrestlePaloozas. Ja. Durniausio pavadinimo šiemet. Ja. SPN sako, SPN toksai mes reitinguosim, tipo, kiekvieną, tipo, PLI. Tai žadėjo Triple H'as, čia bus SummerSlam'o lygis. Mes kukinsim senį. C minus ar C minus? Karočią C. Vitaminas C, blėt. Nu, na. Šešetas. Toksai šešetas. Toks šešetas, bet ant tokio, žinai, kabliuko. Aš irgi sakiau, man, kas aš sakau, CM Punk'o IG mačas ir Bronsonų mačas dar patiko, nes biški ten blaužė. Bet labiausiai sakau, Vakior mačas. Pats geriausias mačas buvo Vakior su AIO. Pats geriausias mačas iš jūsų mačų. Nu, man setas su Punk'u ir žmonom, nes pagrindė istorija turėjo geriau padaryta. Jo. Tai vat, aš žiūriu dėl istorijų, dėl mečo kokybių, realiai. Aš sakau, mano kritika yra istorijom. Bandžiau ieškoti bočų, abu mačų gerai, bet dėl istorijo. Tas mačas CM Punk'as, AJ Lee, kročia, santokos muštynės visai buvo geros. Na, pradėjai apie bošus, tai Seto ranka vienu momentu buvo biškinė ten. Jo. Biški žuvienės užsinorėjo Setas. Gerai, kas toliau? Tada buvo build-upas į Crown Jewel. Kuris buvo toks... Ir, nu, tipo, Bronsonui su Romka buvo visai neblogas toksai. Kur? Nes, tipo, Romka grįžo ir, tipo, I'm coming for you, tipo, žinai, Crown Jewel Australijoje. Ir aš toksai galvoju, nu, blemba, Romka grįžo. Nu, negali būti, kad Romka prapys, bet Bronsonas namie. Ir čia toks, žinai, kur toks nenuspėsi. Kur kas laimė. Pagalvojau, 100% galvojau, kad Romka paims. Jo. Ir kas ten atvarė Breakeris. Jo. Tipo, perpėvė per pusę. Atlėkė Usas. Supiso visą reikalą, as usual. Tipo, Romka jiems pasakė, netrukdykit man. Prašau.
kažkas skrido per stalą ir Bronsonas paėmė pergalę. Jap. Šiaip gražus mečas buvo. Mačas, apskritai, vat, man atrodo, šitas mačas parodė Bronsono, tas, nu, kiek jis gali parduoti. Taip, Ja, ir kad jisai stipriai. Ir kad jisai gali hangint su main eventeriais. Kad legit, tipo, ne kaip... Nu, suprat. Tiesiog ten, nu, tipo, kaip grynas talentas jau. Mes jau... Aš manau, kad mes rydą matysim dar kokius gerus metus, nes yra daug reikalų. Taip, su juo galima kažką dabar daryti, nes jau jis supyzdino, ką reikia, žino, ką reikia, mes po to prieisim. Bet tikrai buvo smagu pažiūrėti, kaip jisai ten taranuoja visą reikalą. Anyways. Ir šitas mečas dar tipo padarė tokią, kaip pasėjo sėklos ant ūsų įsiskūrimų, tipo, su Romku ir, tipo, kad visi viens kitų nebepasitikė, tai toksai good start. Ir kur dabar eina, tai toksai not bad. Kas dabar vyksta, tada buvo tradicinis Crown Jewel dėl žiedo. Tiffany. Realiai mečas, kai turi tokį gerą openingą tokį turi ir kitas mečas eina tipo jau jos. Gerai sušildė. Aš nepamenu, ar tipo jos ėjo antrą mečą, ar jos ėjo po Sinos Rage Style. Bet buvo toks neįdomus mečas ir jau kai jis pradėjo būti kinda good, jis pasibaigė. Ir problema also visame tame yra build-up'e ir kad buvo face'as prieš face'ą vėl. Čia labiau buvo ne tai, kad face'as prieš face'ą, o realiai tiesiog tas, nu, žuvies pasimatavimas, žinai, kieno didesnė žuvis. Tai, ne, nu realiai, pažiūrėjau kovą dar sėki ir pastoviai girdi iš komentarų, aš sapau, kas buvo komentarą, žinau, kas komentavo? Beretas jaučiu, koks tai buvo. Beretas ir Kaulas. Tai man patinka, kai jie bando statyti, tipo, tai Vaker, žinai, bandė pushint Vaker, kažkiek tai, ir tada ar Kaulas, ar Vaitas, tiesiog bandė tiesiog, Tiffany čia stengiasi, Tiffany, jinai čia iš pamaltų, iš, karočią, šiknaskelės, ten, karočią, per metus 1.5 pasidarė, tipo, titulą. Seni, žiūrėk į Vaker. Jinai Lucha Underground'e sėdėjo, jinai Triple A atsisėdėjo, jinai išėjo į NXT, persimušė, išėjo į WWE ir mes turim dabar ją kaip čempę. Like, čempę. Ja, aš atsimenu tą komentavimą ir tai tiesiog taip hypino, taip glorifyino. Nesakysiu kitų žodžių, nes jie biški negraužas. Ta Tiffany, kad toks, jinai gynė savo titulą laiką 8 kartus ir tipo iš tų 8, man atrodo, 3 ar 4 kartai buvo prieš tuos pačius oponentus. O mes turim Vaker, kuri ėjo back to back, eventas po evento, diena po dienos, tipo, kova po kovos ir tai nestabdė. Come on. Oh, look, I can do a backflip and huge diffys. Pažiūrėk, kad aš galiu prarasti 2 dantis. No. Sakau, man toks, bet man mačas duočiau P, it's good, it's nice. It's nice. Tipo, kad atsipūst, gerai. Atsipūst, man gerai. Istorijos nebuvo, neįdomu. Cena ir AJ. Cena ir AJ buvo. Čia klasika buvo, čia realiai to vakaro metų. Čia buvo sertifikuota, kaip sakant, klasika. Ten. Žinai, kada paskutinį kartą pyznasi? Prieš 10 metų? Viens su kitu? Jo, prieš 10 metų. Nu, ten jie labai daug ir negalėjo, nes Peidžėjus atvarė, tipo, kai jau Cena jau pabiškai išeidinėjo. Jo. Bet Peidžėjus atvarė su savo vintage gearu.
Sina perdavė raštelį, kad perskaitytų Introducing to AJ. Menšina Bullet Clubą. Jo, tipo, aš taip atsisėdau ir menšina Bullet Clubą. Yo, that's illegal! Ja. Tai dar TNA jų labai menšino. Su TNA tai pohu, jau ten, kai jie pasitarka, tai viskas gerai, bet kas Bullet Clubas, čia yra biškai nelabai legalu pranešti, bet kai Sina pasako, tai pofik, žinai. Ten buvo. Ir kiek girdėjau, nežinojo Stylesas, kad tipo jį taip pristatys. Jo. Jisai tik tai rinkai. Ok. Nice. Apskritai, grįžtant, kalbant apie Styles, man atrodo, tom šeštėjo paskutinį metą, ne? Jo, jisai announcino. Jisai jau sakė, kad tipo, kiti metai jo paskutiniai. Jis bet nesakė iki metų galo, jisai sakė, tipo, retirinsiu kažkada 26. Tai klausimas, kada? Aš žiūrėjau kaip tik podcastą CVV, tipo Chris Van Vliet, kas žinot, tai jisai minėjo, sako, tipo, 26, nežinau kada, nes tai paklausė dėl to, kad, tipo, dėl ko, sako, viską, aš jau padaręs viską, nes turiu viską padaręs viską, aš noriu gyventi gyvenimą, žinai. Čia dabar išgyven. Taip jis pasakė, jis sakė, jis nori gyventi jau viskas, jau jam per daug. Tai aš puikiai suprantu, nes žmogus, kiek AJ praėjo, ką mes turėjom? Turėjom Japoniją su juo, kai jis buvo Japonijai. TNA Impactas, jei nekeistų. Ring of Honor. Ring of Honor. Žmogus turi savo tiršut. Jis visur buvo, jis turėjo ką veikti. Jis visur, apart AEW buvo. Jis gali pulint edžą. Sakai? Jis gali pulint edžą. Sakai? Ja, nes tipo, koksai dar Veslis visur buvo. Jisai galėtų padaryti tą, nueidamas į AEW ir užbaigtą karjerą ten. Ne, bus antradė, blėt. Nes tipo edžas, tipo goodbye, tipo mečą turėjo, tipo, žinai, ir toksai AEW nuvarė. Tai aš manau, kad gali, tipo, žinai, why the fuck not? Ne, jisai pulins atradę, tipo, ateis ir tada no disclosure ateis. Kokių 10% šansas, aš manau, kad yra tam. Ja, bet apskritai kalbant apie mačą, 30 minučių, kiek virš 30 minučių buvo, man atrodo. Ja, man, daug nostalgijos jame buvo, visokiausi finisheriai, legendinių priešininkų. Matau visą sąrašą. Sina taikė Mizo. Tiek WD, tiek TNA visokiausių talentų. Jos, aš nemaniau, kad Stingo, tipo, kaip ten pasakė, Scorpion Death Drop, bet neminėjo Stingo vardą ir toks. Backwards DDT. Backwards DDT. A ne, kas ten, Rob Hungas buvo, kaip atsimenu. Sina Tombstone atliko, man čia buvo fuck me. Čia buvo finisheris. Jo, ir arba kas buvo Walls of Jericho, Sister Abigail. Tas legendary buvo. Jisai laiko AJ, jisai visas tas išpicojęs, I will give it a kiss. Ir buvo smagu. Dar tokias Hilo Sino veidą buvo. Sekundai buvo Hilo Sino. Išlindas. Ten, sakau, ten buvo movai, kur tu toks Sina ir Keino čiaukslamą darė ir, tipo, Stylesas ir Switch and Music. What was that, žinai? Jo. Kur, tipo, pasižiūri. Gausi. Šits mečas, realiai, jeigu pameni karantino metu, kaip Ortonas prieš Edge turėjo best wrestling match ever kind of shit. Bet be crowdo. Tai čia realiai buvo tas pats, sakyčiau. Tik su crowdu. Crowdas irgi buvo fantastinis. Sakau, kas geriausia, kad abu kovotojai jie labai buvo vertinti ir tas yra buvo zaibys paklausyti. Buvo zaibys. Faktas. International crowdas ir mes žiūrėjom tą 3 dienos. Jo, aš važiuoju namo, žinai, iš kapų ir tiesiog žiūriu. Ir tipo, Tauro šau pastovi, blet, seni, what the fuck? Kas toliau? Sakau, kova gera buvo. Kas toliau? Buvo J-Drama. Kabuki.
Kaip ir sakiau. Tipo, geradžiai Just drama. Drama, bet tiesiog drama. Jūs buvot mano draugai, mano šeima. Rėja, ne. Jie nėra Šita tavo drama- šeima. Šita drama, man atrodo, perės į Wargamesus tiesiog. Aš manau drąsiai. What else? Let's move on. Cody's ir Rollinsas irgi čempionų kova. Kada mes Jo. paskutinį matėm Cody, kai jis Per pala. Hell in a Cell. Ja, Hell in a Cell paskutinį kartą. Karočią, Rollinsas, aš buvau šokė, kad aš nežinau kodėl, bet aš turiu nuotą, kad Rollinsas turi tą patį Hogano tą valdymą, žinai, viso to rašymo. Turiu nuojautą. Kažkaip magiškai pribūrė. Aš, blemo, kokį turiu magišką, jisai nei kartą prieš Cody nelaimėjo. Ir jis pagaliau, ir tipo visas buvo story bildamas, kad tipo ar aš galiu įveikti jį. Aš nebepasitikiu tai jums. Pagrindę kaip Gunteris pernai metais, tik tais, kad jisai šiemet laimėjo, nes jie pamatė, kaip su Gunteriu visas atsfailino. Jo. Ir tipo jisai pagaliau savo tą limpą įveikė, laimėjo ir, nu, tipo toksai, wow, aš turiu žiedą, kuris nieko nereiškia. Ir Ne, kitas žiedas turi reikšmę. Tipo, jam turi. Nu ir ką, galiakas, ar ne? Ir atėjo kitas vakaras. Atvaro, įveikė pagaliau Cozy. Jo, čiūzaibys. Ir toks... Man nereikėjo jo. Aš viskas pats pasidariau. Jo, jis tiesiog pasisuko, jis realiai atsisuko į Bronus ir šitą kaip jį ir Vehipal. Ir toks, ir tu duhas, žinai. Ne, po to nuvarė į backstage ir toksai, fuck, I'm so happy. This is the happiest I ever been. Ir buvo tada tam Raw main eventas, tipo, kas bus number one contender tam titului. Tai buvo Punkas, Uso ir LA Knightas. Yeah. No, Punkas pynė nuo Uso. No. Atvarė hebrytę. Ja, Bronas perkirto visus. Yeah, as usual. The usual. Ir baigėsi laida, Bronas perpiso visus, including Seth Rollins. Tiesiog pakeliui tu. Aš toksai galvoju, wow, raidas yra, blėt, 2 minutės yra, toksai paspaudžiau skip 10 sekundžių, Rollinsas jau ant žemės. What? Jo, ir tipo, aš matau tiesiog šitą Heymanas po toks žiūri į Braun ir taip. Don't do it. Ir tiesiog, matai, bėga jį. Tiesiog, įsekajino. Fucking, it was įsekai. Setas Rollinsas buvo įsekai to the hospital. Ir aš toksai galvoju, fuck, that's way too soon. Nes, nu, tipo, komončiai šitas factionas pusę metų, nepilnus pusę metų egzistuoja. Jie bando dominuoti tik tais. Ja, ir toksai, what the fuck was that, tipo, žinai, ir tipo, Bronas pasiėmė tą titulą ir toksai, ar jie pušina jau dabar, tipo, Broną? Jo. Toksai, okay, I can see that shit. Ir ko visi nežinojo tada, kad Setas galimai vėl traumuotas. Galimai, nes aš jau jo nepasitikiu. Nes jo titulas prasidėjo nuo netikros traumos ir baigėsi tikra trauma, arba prasidėjo nuo tikros ir baigėsi netikra. Aš turiu nuotą, kad dabar tikrai bus trauma, nes pasiminį prieš tai buvo su nugara situacija. Čia buvo storyline'ų. Ne, prieš storyline'ą dar, kai dar Cody's atėjo WWE ir tai buvo nugaros problemas taip ir taip. Nors ir, tai galbūt, mano teorija, kad gal atsinaujins, žinai, tas dalykas ir viskas. Mes jo nematysim vėl kažkiek laiko. Ja, bet aš galvau, kas dabar bus, bet, tipo, kai atėjo kitas pirmadienis, atvarė Braun ir toksai, fuck, Breakeris to titulo atrodo kaip Batista, blem. Jo. Toks. Aš atrodo kažkada sakiau, kad atrodo kaip Batista. Kažkada menžinau. Taip gerai tinka. Ir Pirso sako, atiduok titulą.
please. Say please. Nu, Oi, ir tipo, ble. toksai, okei, jokio gerai, atidavė, po to, tipo, Heymanas ant backstage kažką pakalba, tai jo, išėm Battle Royale dėl kito kontenderio, dėl šio titulo nebus Brono ir Bronsono, ir toksai galvoju, okei, Oi. ar jie supis main eventą, tipo, ir tipo kažkaip įsipaišys tenais. Aš turiu nuojautą, kodėl jų neveda. Gal jos statys į Wargamesus labiau? Ne Battle Royale. Nu, čionais Saturday Night main event pagrinde. Atsimink, kad netoks important renginys. Ir po to, nu, tipo, pagalvojau, tipo, kad Breakerio planas, jam planas buvo Manijoje. Nu, su prieš setą turnint, kai buvo padaręs Batista prieš Triple H. Realiai jie tą turėjo planą. Bet kadangi jisai injured tapo, tai tada reikia tą planą pakeisti ir perleisti tą titulą kažkokiam bičiui panašiam, kuris panašaus būtų į setą. Yeah. Ir, nu, įvyko Battle Royale'as ir, tipo, not gonna lie, tipo, aš žiūrėjau ir toksai žiūriu, kas liko, ir toksai, nu, LA Knightas būtų zaibys, nes jam jau laikas tikrai atėjo. Išmetė LA Knightą tasai Jay Uso su savo bratkiu, jo bratkas toksai, what the fuck, you traitor? Ir žiūriu, lieka Dominic. Do it. Trys titulai. Come on, do it, 3 titulai. Sek course, moniai, sek mane žingsniais, 11 diržo moniai. Jo, ir kirto čia GPT toksai, kad mums reikia Uso. Mums reikia Uso. Uso prieš Punką, wow, čia koks neįdomus mečas bus. Aš manau, žinai kaip bus, kad Punkas laimės duos diržo. Na, čia faktas. Tai faktas. Vat, ką norėjau sakyti, kad panašaus levelio žmogus kaip Setas, kad laikytų tą titulą iki Manijos. Punkas. Ja. Nes, sakau, Punkui... Arba būtų galėję jam nuklysti nuo planų, biškai pavinguriuoti, tipo įdomiau padaryti. Klausyk, jie visus metus vinguriuoja. Ja, bet dabar atrodo, jie eina tiesiog stėsia linija ir tipo toksai, Aišku, Breakeris zaibys bus, bet... Būsiu bajas. Duokit Punkui titulą, ble. Ne, man rodos tikrai Punkas paims, bet aš norėčiau žiūrėti ne Punką prieš Jay Uso dėl titulo, Punką, pavyzdžiui, prieš LA Knightą, nes jie turėjo jau istoriją bildinę ant tokio kaip beefo, tai čia būtų įdomi istorija, kodėl jie to nedaro. Apskritai... Nebent po Jay Uso tas vyks ir tada okei. Bet tipo, nafik tą Jay Uso blemba. Jisai per metus... Jau viskas, jis per daug padarė, that's it, he's fucking done. Per metus yra YouTube'ai 3 most disliked videos WWE. Ir visose 3 yra Jay Uso. Like, come on. Mes žiūrim tik tai, kas arenai vyksta ir arenai visi daro taip. Perka jo merčą, perka jo merčą, nes jisai atrodo kaip vaikam padarytas. Ir žiūri, pagrindė didelė auditorija vaikai, tu tipo šeimos laida, tipo su vaikais, tipo tėvai perka tai. Ir sakau, kas durniausia, Rakišis. Jisai, blėt, įkiša savo nahui, nagus į industriją, suprantu, jisai yra tipo, karočias, labai svarbus bičas ten. Blėt, seni, stop. Leisk žmogui pačia... Tipo, Džėjus pats pasakė, aš noriu pats viską pasidaryti, tai leiskit būti jam pažemintam. Viskas, užtenka. Rikišis tiesiog pizdėlina savo podcast'ą, kaip ir mes pizdėlinam, tik tai, kad jis kažką, jo tėvas yra. Jisai yra Čia yra žinutė, Rakišė, aš turbūt šitą iškirpsiu ir, tipo, numesiu jam, tipo, šitą į Twitterį. Rakišė, shut the fuck up, thanks. Aš sakau, mes nesame imtynių specialistai, bet Rakišė, please shut the fuck up. You dead. Tu žinai, kad Rakišės yra basically tos lavar bolos. No. Kaip pameni, bolai buvo Lietuvą atvarė krepšinį žaisti. Yeah. Oi, mano blemba vaikai geresni už Michael Jordaną bus. Visi 3 žais Lakersuose. Basically, Rikišės yra jisai. Tai tai tiesiog. Iš 3 vienas ahujenas tapo krepšininkas, bet debilas.
Na, pats Lavaras koją prarado. Tai va, mes ir taip, va, šitas Usos, vienas traumuotas, kitas, aš visą laiką tau padėsiu, brolau, ir po to įžemina, na, kad žemės. Tai blemba, Jimis 2 kartus tą mečią išgelbėjo Jay ir Jay saksai, jit? Tipo, ne, tipo, ačiū, kad išgelbėjai, o tave išgelbės cementas. Apskritai dabar, kas dar su Ro buvo kalbant toliau, man, aš sakiau, aš laukiau, kada bus misterija prieš Rusevą. Aš sakiau, aš laukiau, aš pamačiau, man patiko. Aš nesivyliau, kad Rusevas negavo, ko reikėjo. Aš norėjau Rusevos titulų. Aš to norėjau. Come here, little boy. Jo. Come here, little boy. Tas tiesiog, it was amazing. Tipo, visas build-upas, kaip jie viską sudėjo, kaip viskas juda su jais, kad ir Rusevas yra supistas Jibanas Midcarteris, bet jisai kukina ir gerai kukina. Dabar jisai turi storyline su Dominik ir Penta ir taip, jisai toli gražu nesibaigia. Čia bus triple threat matchas, po to dar kažkas bus, nu taip, jie dar gali taip daug ką padaryti. By the way, Dominik Mysterio apgynė dar kartą titulą AAA prieš Dragon Lee. Jisai dafiga titulų dabar, tipo, kai vos ne kiekvieną savaitę defendina. Sako, čia Sami Zainas, tipo, kiekvieną savaitę gynė savo titulą. Look at Dominic, jisai gino 2 titulus ir, tipo, jam... Jo, jisai dabar džiuglina. Viską laimi. Winning's winning. Kalbant apie gerus pušus irgi, Dupri, aš nemeluosiu. Aš galvoju, kad jinai bus kurva. Nu, tipo, jinai nemokės kovoti, nemokės ten daryti kažką. Ir matyti, kaip Becky, kaip sakant, varžosi prieš ją, tai... Nu... Mes turim jau, mes atbiškai atnaujino moterų diviziją, ne? Šiek tiek jau kažkas naujo. Aš pasakyčiau, čia yra toksai pušas, nes jinai, tipo... Prieš metus labai hujovai viską darė, bet, tipo, pradėjo mokintis, actually, kažką patobulėti, ir patobulėjimas matosi, ir dar kai kovojo prieš Becky Lynch, kurį parduot labai gerai moka, tai tas, ir toksai, fuck, tu turi actually gerą matchą, tai, tipo, jau toksai, tu neholdini roster spoto kažkam iš NXT, tipo, kad ateitų, tai visai good. Ypač dar ten, kur maždaug matėjo tweetą, kur kaip jinai drįso su tokiais nagais kovoti. Čia buvo toks. Beefas su referees dar, nu, tipo, Becky dabar beefinas su viskom. Entertainment, jo, su viskom, kas juda. Man patinka Becky. Aš žinau, kad tu biškai buvai fanboyus Jasmine Day kažkada tai, kažkurio metu, nemeluok. Bet nesakai, kad apsidžiaugiai, kad taktimo diržai buvo pas Stylesą ir Lee. Bet jie nieko nedarys su juo. Jo, exactly. Nes mečą gerą padarė, nu, tipo, jie galėjo turėti tokius mečus pastoviai, tik tai, kad, tipo, mes turim geresnių dalykų, ką galim parodyti. Jų. Toks, okei, prapiso, bet, nu, tipo, kas iš to, tipo, nu, tipo, okei, AJ Lee turi dabar tag team titulą. The actual AJ Lee įbižina, kur dingo. Kas čia dar buvo, dar Nikki Bella surgrįžo vienu momentu padėti vakar, nes Judgment Day užsipuolė. Jeigu Nikki Bella jie actually planuoja laikyti dar metus. Pala, prieš tau pasakant. Uždėkite tvirtesnius silikoninius papus, ačiū. Važiuojam toliau. Jie turi idealų momentą ją healų padaryti ir būtų kažkas good, nes, tipo, dabar, pavyzdžiui, jo segmentai visi eina overly nice to the point it's fucking weird. Ir jeigu jinai healas taps, ir tada, jeigu jinai healas taps, tada it fucking makes sense. Jo, viskas atsivers, tai faktas. Tai tiesiog blogas būkinimas ir that's it. Aš matau, kad jie bando pasakyti Bella kaip
kažkokią mentorės poziciją, kur maždaug, aš tave žinau, tu esi gera kovotoja, bet nesako, ko tau trūksta, tiesiog tave giria, pastoviai liaupsi, tipo, žinai, toksiškai pozityviai žmogus, matai pasakyk, toksiškai pozityviai žmogus ant to. Bet, Su Bela yra taip, kad jie blemba, nežinau, rašytojai ar kas, blemba, jie gal atsidarė Wikipedijos puslapį ir toksai Hall of Famer did a lot for women division. jo. Tokia, tai jinai basically lyta. Jinai basically trištratus. No fucking way she's not. Like, bruh. Bet, tipo, Wikipedijoje aprašymas panašus, tai, tipo, mes galim pušinti ją kaip tokią. Jei tristratus duoti statusą, ne. Ja, bet achievementai vos nes tokie patys. Yeah. Bet, kaip ir sakei, ne. So, tai ką, kas dar sugrįžo Dragonovas? Dabar mes galim pašnekėti apie tai, ko aš, blet, norėjau ilgą, gerą laiką ir tai buvo zaibys. Dragonovas grįžo, mūsų aфиgenas drakoniukas. Karočią grįžo, US Open Challenge'as, pasakė Hitreinui, čiulp Bibi, mano titulas, važiuojam toliau. Ir jis kukino toliau. Ja, mečas šiaip labai geras buvo, pamenu, buvo surprizas, wow, netikėta. Tatuškė ant kaklo naują pasidarė. Jo, bet ir matai, koks jisai išaugęs. Biškai, ir man atrodo pilietybė pasikeitė, nes aš pretty sure, kad jie announcino prieš tai kaip ukrainietė. Dabar jis Moscow Russia. I have no clue. Dragonov. Aš nežinau, bet turbūt aš pasitaisysiu diterogizmo, pasižiūrėsim, įdėsi kažkur, ar ne? Ne, nes kaip ir Rusevas, tipo iš Rusijos, bet, tipo, jis bulgaras, tatuškė Bulgarijos, blemba, visą laiką buvo ant ją. By the way, cool country, jeigu atostogautų rysit, siūlau Bulgarijos Sunny Beach. Pigų ir fain, ir karšta. Taip, kas man toliau patiko? Man Bulgarija nesumokėjo už tai. Šitą Becky Lynch gerą konfrontaciją turėjo su Heimanu, nemelok. Na, tipo, buvo tikrai kažkokiu. Tu hipopotame. You penguin looking ass, bitch. My husband never liked you. Sakau, he never trusted you, I never trusted you. And he knew it. Tipo, tokia, aš nemaniau, kad mes pamatysim tokią teatrinę Becky pusę. Aš žinau, aš prieš tai nemėgau jos, kaip jinai pušino save kaip healą, bet ką jinai dabar daro, tai pataiso mano neapykantą. Aš žinai, kad toks, okay, that makes sense. Yeah. Toks, jinai su laiku subildino viską. Nu ir ką? Smackle Downas, paskutinis dalykėlis, apie ką mes galim pajapinti šiandien. Nu dar ne, dar apie šeštadienį, kuris ateina. Jo, tas pasavaitės. Smackle Down dar liko su, kas ten pas mus? Dar yra toks bičas vardu Andrade. Tas net nesupranta, ko jis nori. Oi, yra updates šito istorijai, žinai, kad tipo jis basically kontekstų žmonės. Andrade tiesiog užgėrė ir netvarė į darbą ir dabar jis jį tipo atleido, kaip būna. Andrade susirado kitą darbą ir iš karto pasirodė darbe. Senam darbui tas nepatiko, nes tu pažeidei kažkokį kontraktą, kurį neskaitai tikriausiai. Ir sako, tu dabar metus negali niekur kompitinti, nes, tipo, mes ant tavęs ieškinį, nu, tipo, negali darbo dabar ieškotis. Tai ką padarė Andrade, jis tikriausiai AAA dabar eina, kas yra under WWE. Tai jisai iš WWE, AEW, WWE, AEW, WWE kind of. Ne, palauk, jis ten nuėjo į TNA. Jis kažkur nuėjo, kas yra po WWE umbrella. Man atrodo, ten Meksikui. Nu, visai, Pasiūmenu, kad tai yra AAA. Bet sakau, ten buvo toks
Sakau, aš tai pasižiūrėjau iš toks Andrade, what the fuck is wrong? Tipo, tu ir taip esi irrelevant. Ne, bet dėl va šito judesio, jeigu tu turėjai mažą kruopelę, kad Edge'as sugrįš vienam mečui, jie AEW paskolins Edge'ą, tipo, Cenos paskutinė mečui. Ne. Andrade, jūs iš mūsų Andrade atimė, mes sumokėjom jam pinigus, dabar jisai vieną dieną padirbo ir išvarė vėl. What the fuck? Ir jo, sakau, dabar, sakau, man kažkaip Andrade toks jis neapsisprendė, ko jis nori. Atrodo, čia labiau atrodo iš jo pusės problemos, ne WWE, kad kažką blogo padarė jau. Atrodo, kad jisai šūdą daro. Ir tiek. Nu, tai būna, kai žmona dirbo toj pačioj kompanijai, kaip jisai. Kas toliau? Nu kas, SmackDown'as? Ja. Šiaip pats keli dalykai, bent porą. Pirmas iš jų Alistair Blackas ir Zelina Vega. Kartu, kai dabar... Fucking hell. Žinai, ką man jie dabar primena? Ką? Karrion Kross ir Scarlett. Aš pasakyčiau Edge'ą ir Litą labiau. Na, fucking Karrion Krossas ir Scarlett. Jų entrancesas, visa kita dinamika, blemba, jie tiesiog padarė 2.0 tą dalyką ir it works. Ir jo, veikianti. Žinai, aš pasakysiu taip, kaip aš pasakiau pas Discord'e ložė apie tą mačą, kaip aš apibūdinau. Reikia surast. Ja, čia buvo tas Open Challenge su Ilija. Tikrai smagu. Ir, žinai, ir va taip pasakiau, va čia buvo tiesiog iššauka. Žinau, klausit apie Zeliną Vegą. Jie gal ir gera vieta būti, jie yra gera vieta būti tiesiog kaip korespondentė, bet ne kaip kovotoja, viskas. Aš manau, kad gerai tai padarė. Aš sakyčiau, jai gerai, kad jinai heel dabar, o ne face'as, nes kai jinai face yra 3 kart blogesnė negu heel. Kai jinai heel, jos fighting stylas irgi keičiasi ir tada tipo toksai, damn, it makes sense to fight like a heel for her than fight like a babyface. Tai tipo tas irgi labai nauda iš čia. Na, aišku, aš jau galvojau toksai, jie galėtų dabar padaryti tokį ofigeną dalyką, kad Dragonovas prapistų Blackui titulą ir tipo Shinsuke negavo revanšo, Samis irgi negavo revanšo, Ilija ką tik prapiso, mes galim Fatal 4-way mečą padaryti dėl titulo ir tipo kurti istoriją su tais. Bet ne, atvarė prisas. Aš dar nebaigiau. It's Wepa time. Bet ten... I have no clue. Bet tu matai, koks randas pasiliko? Nu, make-upas galėjo, bet ten make-upas. Nu, gal make-upas, gal ne, bet... Ne, aš buvau rankai pečiui kišęs. Pas mane buvo čia puliai daug baisesni. Ten jam tipo žeptuvėlį. Ten, nu, tipo, tas magic trikas realiai buvo, kur tipo fireball padarai, bet jisai, nu, tipo, tam nieko nepadarys. Ortonui, blem, padarė tokius dalykus prieš kelius metus. Irgi nieko nebuvo. Ai, kas buvo dar kitas, grįžtant prie tų tokių sugrįžimų, ko mes ilgai, pavyzdžiui, nematėm, tai Shinskes. Ir labai gražu buvo pamatyti MFTs prieš Shinsuke ir Phoenixą. Nu, buvo gražu, tikrai. Aišku, lėtas mačas, labai lėtas. Taip, jie neišnaudojo visų veikėjų normaliai. Taip, labai lėtas mačas. True ir toksai Shinsuke su Phoenixu. What? Jo, toks... Abu akrobatai, bet abu skirtingi akrobatai. Nu, tipo, skirtinga dinamika. Ja, tai... Ir kas man dar patiko, SmackDown'o, tai, nu, buvo tas Tiffany prieš manager Julius. Jo. Kiana prieš... James. Kiana James. Pagal idėją, they're the same wrestler, nes abi buvo gimnastės, basically, ir per tipo WWE programą tipo pavirto wrestlers. Bet tipo, nu, tipo matėsi, jisai fine, ir tipo galvoja, nu, Rambo, su Tiffany galėtų jie dabar tokį prikolą padaryti losing streaką, po to winning streako, tipo, kad parduoti istoriją Crown Jewel'ą, kažkas tokio, žiūriu laimę, okei. Ta mintis nepik nuskreda.
Julia pradėjo kapot ir toksai, gal Julijai laikas jau dabar, tipo, double title turėt, kažkas tokio būtų įdomu. Ne, Jade išbėga, toks, what the fuck, Jade išbėga ją gelbėti. Jo, aš nesu... Turėtų jo, aš toks, Jade neturi jos Neturi būti... Ne, Jade dar... Iš viso, iš kur Jade išdygo? Nes Jade got, tipo, ją skrūvino over labai daug, tipo, Tiffany. Pastovi, kiek mečų turėjo, jinai negavo pino nuo pas Tiffany. Ir, tipo, išgelbėtų, žiūri, what the fuck ar jūs daro, tipo, dabar Io Sky su Rhea Ripley, bet, tipo, Smackdown'e? Ir bat. Oh, fuck, yes. Aš manau, jie tą ir daro. Ne, Jade turnino ant Tiffany. Tai jo, tipo... Ir toksai, damn, that's fucking good. Aš apsisien, man, tipo, bet labai bus įdomu pamatyti. Čia tokia, jinai nelabai ir yra tokia heel. Jinai dabar heel senė. Jie turi formulę ir ta formulė jau yra patikrinta ir veikia. Vadinasi Judgment Day ir Rhea Ripley. Jie gali tą patį padaryti su dabartinė Jade ir, tipo, come on, bus iš karto įdomiau žiūrėti, nes Tiffany, jos visas tas reinas, jisai fucking neįdomus. The same shit over and over again. Kaip ir buvo jos netikri kešinai, pastoviai same shit over again. Toks pat ir, tipo, reinas. Tai dabar jie turi belė kokią šansą, tipo, padaryti Jade champion ir, tipo, come on, show something good. Gal pagaliau galiausiai atvarys Bianca Belair. Kur jinai dingus, blem? Bianca? Why not? Jo, Bianca jo dingus. Kur jinai dingus, jo? Smackdown'e dar mano naujausias mėgstamiausias character. Kit Wilson. Kit Wilson, seni. Jisai eina prie visų ir sako, kokie jūs toxic esat ir savo masculinity toxic rodot. Aš esu tikras vyras, ne taip kaip jų. Iš Pretty Deadly, tai reikėjo pasakyti tą savo Pretty Deadly. Jis žiauriai gerai workina. Jo, kur ten tipo Carmelo Hayesas ten toks maždaug, va, aš čia, žinai, ten geresnis toks. Ką tu čia rodai, čia seni, tipo, tu toksiškas bachūras. Jo, man tai patinka jisai. Jis taip gerai tą veikėją dabar portreina, it's fucking good. Jo, kai nėra tos antros pusės, tai žinai, veikia kažkas, tai. Kažką padaryti, and it's fucking working. Pala, kas dar? Jimmy su Drew. Žiūrėk, man atrodo, mes turėtume padaryti tiesiog atskirą segmentą, grinai kažkam, tai tipo, kas kam nepatinka šią savaitę. Tiesiog, tipo, šią savaitę yra Drew McIntyre'as, kas jam nepatinka šią savaitę, tiesiog sukai, žinai, karuselę, kas jam nepatinka, ko jisai šiandien apkaltintas bus. Jis apkaltintas yra ataka, kuri jos nedarė, nėra jokių evidence, kad jis tą padarė. Ir jie visi užsipuolė ant to. Ir aš atvičiaju, kad ne jisai tą padarė, koksai Solo Sakova. Ne, ir po to bus bairis, čia buvo iš tikrųjų. Aš tiesiog vėl bus, žinai, toks. Ne, dėl nieko užsipuolė, realiai, taip. Ir, taip, gerai, kad Jimmy's pagaliau gavo main evento mečą. Gal pagaliau jie pušina tą teisingą ūsą, kurį reikėjo pušinti. Aš manau, dabar hear me out, Jimmy reikėjo šiek tiek anksčiau pušint. Realiai kažkur tai po WrestleManios jau tada reikėjo normaliai pušinti, jau pradėto, ne paskutinių momentų skaityk ant metų galo. Bet sakau, Drew, jisai, man patinka, kad Drew ir nepasikeičia. Toks, jis pastovi kažkas nepatinka jam. Piktas dėdė, kuriam... Vis savim lieka, jis savo tiesą turi ir jam pofik. Jau. Taip. Jis gyvena basically kaip aš. True. O dabar galim kaip tik... Main eventas? Jo, Saturday Night Main eventas ateina. Jo, kas dabar turim? Punkas ir Uso? Jų. Tai Punkas laimės. Kad ir ką jie darys, tai nebus įdomus mečas ir Punkas laimės. Nebent jie labai nori kažką supisti ir padaryti, kad Uso laimės. Aš manau, Punkas padarys įdomi. Tipo, Džėjus jisai turbūt,
Abu šitie feisai? Ar Džėjus Hylas? Jie abu feisai ir žiūrėk, jeigu kad norėtum, kad padarytų Punkas tai įdomu, Punkas turėtų Jay sunaikinti ant mikrofono. Ką jisai daro? Ką jis gali padaryti? Left speechless, bury the talent, so, bye. Mes tavęs nebežinom. Tai pažiūrėk, tai siejamas ir Raibekui tą patį padarė, come on. Raibekas. Raibekui jisai padarė biškį kitaip, tipo per backstage ir... Ja, bet visi. Kas toliau? Rosas ir McIntyre, I think, kiek atsimenu. Ja, bus tasai. Aš tikiuosi Drew laimės, bet man tiesiog atsibodo. Mano viltis yra va tiek paverta, kad įsitikinu, kad jinai bus. Aš žinau, kad nebus. Aš tiesiog jau pavargau tiesiog nuo Drew beefo su Coach'u. Aš nežinau, man atsibodo. Tipo, aš suprantu, šitas, Drew jisai ten turi nepykantos, kad jis negavo main evento, kad jis negavo diržą, kad čia viską vagia, nes tu nemoki išlaikyti. Tipo, realiai, tas labai nepatinka. Bet... Tai ką, dar bus Jade su Tiffy? Jade su Tiffy, ja. Šiaip per tą Saturday Night main eventą labai mažas šansas, kad titulai pasikeis vietom. Bet jeigu aš per visą laidą pakeičiau vieną titulą, tai va čia būtų smeras, kur pakeičiau. Aš manau pavyks, žinai kodėl? Aš nežinau ar girdėjai, kad dabar jis nebebus YouTube'ai. Jis dabar jis jau kaip irgi turi green apie LA statusą. Ne, kaip su juo yra taip, kad Amerikoje jį rodo per NBC networką, nu, ten kaip televizija yra atskira. O International vieweriam rodė per YouTube live. Bet dabar toksai YouTube'as mums pinigų tai neduoda už to, kiek duotų Netflix'as. Tai tipo, mes davai per Netflix'ą parodysim dabar. Tai tipo International crowdas žiūrėtų tą. Bet tipo bus reklamos, nu bet tipo kaip ir SmackDown'e, tipo užmes, tipo will be back soon. Mid-match. Will be back soon. Ir pasakysiu, ką McMahon Stephanie pasakytų, naudokit VPN. Amerikiečiai, use VPN. Ja, tai grįžtant prie bendros šnekos, SmackDown'as buvo toks kaip sveikinimų koncertas. Tai Saturday Night eventas bus sveikinimų balius. Jo, bus sveikinimų balius, kur... O pala, kas ta... Jo, mes tik tas ir kovas gavom praneštas. Jo, kol kas 3, man atrodo. Bet, nu, tipo, man atrodo, per kažką announcins ir bus jau 4, nes, nu, tipo, jie daugiau 4 nepisa dažniausiai tą vietą. Jo, tai 4 pamatysim vėliau, manau. Nu, tai va. Tai va. So, ja, mano announcai apie ką kalbėti baigėsi. Apskritai, mano naucai irgi bendroji šnekoj baigėsi, tiesiog gal pridėsiu prie to, kad jie kažką tipo, bando atstatyti ir pakeisti dabar. Ką jie išmeta, jie bando pakeisti. Aš manau, kad tai yra ir gerai, ir blogai. Klausimas, kiek laiko jie žais šitą kortą. Aš manau, čia viskas dėl to, nes WWE reitingai krenta tiesiog ir jiem reikia juos pakelti kažkaip. Nes labai suknyso tas reikalas su ESPN'u, kai jau dabar backfire'ina tas dalykas. Arenose bilietai belia kokius pinigus kainuoja nuvaryti live shows, tai nenustepkit pamatyti fotkės, kur tipo SmackDown'as eina, o kita pusė yra tuščia, nes jau teko matyti panašių fotkių. Tai tiesiog jie bando vėl padaryti šitą produktą must-see television. Nes jie labai per daug pasidarė greedy, per daug pasidarė tingus ir šią GPT relied on rising, kad tipo visišką šūdą padarė ir dabar tipo damage control, toksai kaip eina. Kas duoda gerą produktą, gerą televiziją, not gonna lie. Bet kiek tas laiko trūks dabar? Jo, ta gera televizija, žinai, irgi ne kažką tai. Aš kai teleko nežiūriu, tai man kažkaip tai... Nu, gerą televiziją, aš sakau, nu, tipo, blėt, WWE yra television show, man. Bent jau man visą laiką buvo television show. Vat, ką aš pamačiau, vat, mums prieš įrašant podcastą, ne, vat, WWE Twitter'e.
Aš tau numesiu. Jeigu aš tau pasakysiu 3 raidytės, tu suprasi apie ką aš. Bet aš tau numesiu postą, tai yra Y2J tikėtinai grįžimas. Na, nes aš jau praeitą seriją kalbėjau. Jo, nes aš įsijungiu, realiai, kiek 5 minutės prieš Moon Mirage, aš gal greitai Twitter'į užsuksiu, žinai, pasižiūrėti, kas gero. Ir aš matau tą postą iš WWE ir aš tas galvoju, ar, mes pamatėm Jericho movus, tai ką, Jerichas grįž? Ar bus su Cena mečas, nes jie kažkada turėjo biškį tokią istoriją, bet atsimink, kad Chris Jericho jau nebėra tas pats Chris Jericho, kuris buvo prieš 10 metų. Mes ir... Tėvuką Chris Jericho turim. Jo, mes, tas pats kaip ir su Hardžiais, jie buvo pro, tada tieniai atsisveikinimo mačas su Dudleys, kas buvo tikrai gražu pasižiūrėt, nebeluosiu. Aš realiai pasižiūrėjau, man patiko, it was nice, mano širdutė tiesiog patiko pamatyti Swan Dive'us iš Hardžio ir visą skausmą. Ir tada, kai pamatėjai, kai iš jų įsipisidėjo, aš tik mačiau visokius highlightus, kur maždaug viskas pasibaigė, kad aš ten esu tas profesionalusis Hardžiai, ne, buvo Nero ir turėjom britišką Metą Hardy. Jeigu kas žino, tas supras, apie ką aš kalbu. Informuokit mane, nes aš nežiūrėjau. Apie... Tu nežinojai, kad Matt Hardys turėtų tokį posh charakterį? Kaip tu darysi prieš mus kovoti, čia, žinai, džentelmeniškai, mes tau parodysim, žinai, o ne tas, kad senė, aš tau esu pis su stalu. Man atrodo, dabar Broken Hardys ar back. Tai jie kaip tik yra Broken Hardys, tai yra, turim Psychotic ir English Bastard Metą ir turim Nero. Ne Jeffą Hardy, o Nero turim. Tai tikrai, aš sakau, pažiūrėsiu šiandien daugiau pišką NXT ir TNA. Tai bus įdomu. Halloween Havokas, by the way, įvyko praeitą naktį. Reikės pasižiūrėti. Blake Monroe, Mariah May laimėjo titulą, tai that's nice. Ir Tatum Paxley laimėjo titulą, kas, wow, nes jinai buvo prieš tai factionė, kur tam factionė tiek Shotzi, tiek tą Gigi Dolin atleido, tai toksai, okay. At least they pushed one of them. Bet NXT netiek daug žiūriu, kad labai rūpėtų, tai žiūriu toksai, kad, per TikToką klipų susimesiu, pasižiūrėsiu. Jo, kas čia dar, apgynė šitas Ricky Saintsas, tas bičas iš AEW berods, kur buvo. Yeah. Tai jisai apgynė titulą pirmąjį kartą prieš tą Williamsą. Travis Williams. Tai žiūrint į įvos, net tas pašūdas, karo čia gaunas jau. Bet sakau, tikrai smagu, aš iš klipukų tik mačiau ką, bet aš sakau, šiandien turbūt NXT pasižiūrėsiu vėliau, kai viskas gerai bus. Bet anyways, produktas, man patinka, kad jisai laviruoja. NXT produktas geras, visi side projektai, TNA, AAA, jie geri. Smackdownas kažkaip atsistato, o Raw patampa neaiški šiukšliadėžė. Ne, drama, seniai, Netflixas ant dramų gyvas, tai come on. Tai va. Bet, kas dar sakau, gal pakalbam dar, žinai, truputį, žinai, visam piškį laiko dar turim. Mes kažkada kalbėjom su Aivaru, mes vakar kalbėjom, kad mes bandysim keist formatą šito kanalo, šiek tiek tai sudėt, kad jau nebe iš eilinį kartą. Bet sakau, bandyti kažką reikia, nes nebandžius nesužinos. Tai laukit iš mūsų žinių. By the way. Laukit žinių, imtynių istorijų, by the way, segmentas baigėsi. Pabandžiau, supratau, kad biškitas segmentas. Reikia laiko, reikia dėti labai daug laiko, o mes vos randam laiko susijūt, pakalbėti kelias valandas. Nebent, bus gal žmogus komentaruose, kuris galėtų mums padėti su redakcija, arba marketu, būtų labai smagu.
Tai va, parašyk komentaruose, aišku, ką jūs manote apie va, Na. dabartinę eigą, ką mes va, dabar aptariam, galite irgi mums atsakyti. Tikrai smagu matyti jūsų feedbackus. Šį kartą turbūt epizodą nelabai ką atsakysim, nes tikrai labai daug ir negavom atgal. Bet dar sakai, smagu, kad žiūrit. Be to turiu, hold on, prieš pranešimą, hold on, turim gerą žinią. Aš ir Aiva būsim Gaimone. Tai galėsim susitikti, galėsim pasilabinti, galėsim pakalbėti apie imtynės, apie viską. Tikėtinai dar su Paulium susitiksim, tai gal ir su juo galėsim apsarti apie tai. Tai jeigu nori, by the way, Gaimone, kodukas Gizmo GG, gausi 15% už bet kokį bilietą. Bet anyways, tikrai, aš su Aiva būsim, tai šiais metais aš jį pasiimu, kad, žinai, kartu pabūt. Tai tikrai, hebra, mes ten būsim, aš visas 3 dienas tikėtinai, nežinau, kiek Aiva bus, bet jei bus, tai bus. Aiva šeštadienį sekmadienį. Ja. Šeštadienį sekmadienį. Jo, būtų tokie būsim, tik tai, kad aš negersiu, nerūkysiu ir netūsinsiu, o jisai galės už mano kepinis atinti. Ne, faktas. Gerai. Apturėjom labai gerą laidą, apskritai apturėjom geras, tokias nei geras, nei blogas savaitės šiuo metu, bet tikrai dar kartą, ačiū, kad žiūrit. Palikit komentaruose, ką norit apkalbėti, aptart. Su jumis aš buvau Gizmo. Su manim buvo mano gerbiamas kolega ir pašnekovas. Aiva. Su Bempo disku. Ir... Kaip popiečius. Tai dar sakai, ačiū, kad žiūrėjot, tikrai malonu, pasitengsim, kitą mėnesį vėl susitiksim ir ja, sekit mus per socialinės medijas, mes pabandysim su jumis daugiau šnekėt. Dar sakai, ačiū, kad žiūrit ir mes linkim jūs geros dienos. Jo, by the way, kaip ten mes sakytum, if you don't like it, then, aš jau pamiršau. Then you can suck it. Okay. Pagaliau normaliai.